Dėkui, ponia pirmininkė. Šiuo metu, kai ES ekonomika pergyvena nuosmukio laikotarpį, yra labai svarbu skatinti ekonomikos augimą. Vienas iš ES ekonomikos augimo šaltinių yra bendros rinkos plėtra, kuri ypač finansų paslaugų srityje vis dar yra labai fragmentuota. Teikiamas pasiūlymas kaip tik ir turėtų padėti spręsti šią problemą ir padėti sukurti bendrą Europos mokėjimų erdvę. Angliškai tai vadinasi Single Payment Area. Šis dokumentas jau turi savo istoriją. Tik įvedus eurą ir panaikinus valiutų keitimo kursus eurozonos šalyse paaiškėjo, kad tarptautiniai mokėjimai kainos už tarptautinius mokėjimus vis dar skiriasi nuo kainų už mokėjimus vykdomus šalyse, vietinius mokėjimus. Todėl buvo priimtas Europos parlamento ir tarybos reglamentas 2560 dėl tarptautinių mokėjimų eurais, kuris įsigaliojo 2001 metų pabaigoje. Jisai nustatė vienodus mokesčius už atitinkamus vietinius, nacionalinius mokėjimus ir tarptautinius mokėjimus ir įtvirtino šį principą. Tuo buvo siekiama sumažinti kainas vartotojus ir užtikrinti didesnę konkurenciją apmokėjimų paslaugų rinkoje. Vykdant šį reglamentą sumažėjo mokėjimų kaštai, pavyzdžiui, 100 eurų tarptautinis pervedimas, kuris prieš įvedant reglamentą kainavo 204 eurus vidutiniškai Europos Sąjungai, dabar kainuoja 2,5 eurų. Tačiau, kita vertus, jisai atskleidė ir tam tikrų trūkumų. Tas dokumentas. Dėl to buvo nutarta įgyvendinti jo peržiūrą. Dabar teikiamas dokumentas ir būtent yra to dokumento reglamento 2560 patobulinta versija. Kas yra naujo tame dokumentume? Pirmiausia, kad išplečiamas vienodų mokesčių už tarptautinis ir atitinkamus vietinių mokėjimų principas, įtraukiant tiesioginį debetą. Anksčiau to nebuvo galima naudoti. Sukūrus vieningą mokėjimo erdvę ir priėmus mokėjimų paslaugų direktyvą, Europoje keičiasi mokėjimo aplinka. Todėl svarbu, kad nuo 2009 metų lapkričio mėnesio būtų galima tarptautiniu mastu naudoti populiarią elektroninio mokėjimo priemonę tiesioginį debetą. Siekiant padėti sukurti tą bendrą modelį tiesioginio debeto, reglamente nustatoma, kad tuo atveju, jei gavėjo ir mokėtojo mokėjimo paslaugų tiekėjai nėra sudarę dvišalio susitarimo, pereinamo laikotarpį iki 2012 metų nustatytas fiksuotas 8 centų euro dydžio daugiašalis tarpbankinis mokestis už tiesioginį debetą. Taip pat dokumente yra numatyta, kaip pagerinti vartotojų teisę gynimą ir pašalinti kliūtis verslui. Šalim narėm yra siūloma paskirti kompetentingas institucijos, kurios galėtų prižiūrėti šio reglamento vykdymą ir taip pat aktyviai tarp šalių tos institucijos turėtų bendradarbiauti, kad verslui būtų kuo mažiau kliūčių, jos galėtų nustatyti ir gairias, kaip vertinti atitikimo nustatytam principui tvarką. Dar vieną naują dalyką, kurį siūlo šitas peržiūra dokumento, yra tai, kad siūloma palaipsniui panaikinti įsipareigojimus taikomus bankams tam tikrose valstybėse, teikti mokėjimo balanso duomenis ir nustatoma kita tvarka mokėjimo balanso teikimo duomenų. Man labai gaila, kad su taryba nepavyko susitarti dėl šio punkto ir kol kas ta mokėjimų balanso peržiūrimo tvarka yra jos įgyvendinimo data nėra apibrėžta. Parlamentas pasisakė ir komisija už tai, kad ta data būtų griežtai nustatyta. Dėkui, ponia pirmininkė.